Liepos 30. Sugaukite mums lapes, mažasias laputes, darančią žalą vynuogynams. Giesmių giesmės knyga 2 skyrius 15 eilutė. Daugelis elgėsi nerūpestingai žiūrėdami į savo nedidelius nukrypimus nuo savo pasišventimo įžadų ir sako, kam toks atsargumas ir visai kitoks gyvenimas nei pasaulio. O tame yra didelė nauda, nes pergalė mažuose dalykuose paruošia didesniems dalykams ir padeda juos pasiekti. Ir atvirkščiai, pasidavimas kūno valiai mažuose dalykuose reiškia tam tikrą pralaimėjimą visoje kovoje. Mes, kurie tapome Jėzaus Kristaus pasekėjais, žinome, kad būsime bandomi, jeigu mūsų išbandymas dar neprasidėjo, ir turime žinoti, jog tik tada, kai išsižadėsime savęs mažuose gyvenimo reikaluose, kai marinsime prigimtus kūno norus susijusius su valgiu, apranga, elgesio būdu ir taip toliau, tapsime dvasiškai stiprus ir tada sugebėsime nugalėti. Mūsų ydos, didelės ir mažos, kenkia mūsų dvasiniam brendimui. Ši mintis turėtų mus skatinti nepaliaujamai kovai su tomis ydomis, tačiau neturime vargti veltui, bet kovoti su maniomis pastangomis. Galime nugalėti jas atitraukdami nuo jų savo jausmus, jausdami pasibjaurėjimą šiomis ydomis, vengdami jų ir pasipriešindami joms. Pasipriešindami joms, turime jas atakuoti ir atremti jų atakas. Atakuojame jas pakeisdami į priešingas joms malonės, ribojame jas kitomis malonėmis, tačiau ne priešingomis. Atremiame šių ydų įtaką, nukreipdami nuo jų savo dėmesį ir padarydami savo širdis ir protus neprieinamus joms, žinoma, visa tai Viešpaties dvasios dėka. Klausimai: ką aš šią savaitę dariau su savo ydomis? Kaip, kodėl, kas man padėjo, kas trukdė? Kokie buvo rezultatai? Sugaukite mums lapes, mažasias laputes, darančią žalą vynuogynams. Giesmių giesmės knyga 2 skyrius 15 eilutė.